7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Evoliucija turbūt pasaulio, ne, kažkada stipriausi gyvūnai arba stipriausi padarai planetoje buvo dinozaurai, ne? Bet jų neliko, ne? Bet išgyveno mikrobai, ne? Tai, kaip sakyti, išgyvena nestipriausi. Išgyvena tie, kurie geba greičiausiai prisitaikyti. Tai Labą rytą, labą dieną, labą vakarą, su jumis Greičio formulė ir mūsų žiemos spin-offas Greičio Dakaras, finalinė apžvalga. Šiandien turim didįjį svečią, apie jį turbūt papasakos pats svečias, bet prieš tai aš pasakysiu standartinę maldelę. Prašom užsidėti laiką, kaip Arūnas sako, patiktuką, užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir pasidalinti su svečiais, su draugais, su šeima, su ko tik tai norit. Taip. Prieš leisdamas mūsų svečiui prisistatyti, aš tikrai bazinį pristatymą padarysiu, kad ko gero tai žmogus, su kuriuo didžiai daliai Dakaro mėgėjų būtent tas Dakaro vardas asocijuojasi, nes Benediktas matyt vienas iš tų pagrindinių tokių kertinių akmenų, kuris iš Dakaro Lietuvoje padarė tokį renginį, kokiu jisai dabar yra, ir aš kalbu būtent apie masinės informacinės priemonės, nes Benediktas, manau, galės ir pats matyti papasakot, bet tikrai padarė tokį didelį proveržį žinojime Dakaro ir atitinkamai paskui atėjo ir populiarumas. Benediktai, koks buvo kelias į Dakarą, kaip šovė tokia mintis? Aš galiu papildyti dviejopai tą klausimą užduokim. Kaip pats susidomėjai Dakaru, reiškia meilė arba aistra, kaip atsirado, o po to visą tai, ką papasakojo Arūnas. Kas privertė jį padaryti kaip produktų ir išpopuliarinti Lietuvoje? Tai jo, sveiki visi. Dabar kaip čia, tu klausaisi, ką kalba moderatoriai ir dėliojai, tai sakė, reikės prisistatyti, tai vairuotojas Benediktas Vanagas. Tai toks prisistatymas turbūt. Gana teisinga, nes ši auditorija nėra visiškai dedikuota Dakarui, tai yra daugiau fanai Formulės 1, bet aš manau, kad visiems sveika paragauti tos virtuvės ir kitų disciplinų autosporto, kadangi vis tiek esmės visose disciplinuose yra panašios. Ir generuojasi ir meistriškumas, ir žinojimas. Visi tie dalykai dedasi panašiais būdais labai. Jo, tai visas automobilių sportas yra paremtas ego ir turbūt čia kažkaip alfa poreikių kažkaip būti greitų, greičiausiu ir taip toliau, bet čia turbūt filosofiniai dalykai, galim kalbėti turbūt apie kažkokius techninius dalykus. Šiaip, kai sakiau vairuotojas, tai vairuotojas gali būti siauroji prasme, tas žmogus, kuris valdo automobilį, gali būti plačiaja prasme, tai žmogus arba individas, kuris valdo procesus, nuomonę, valstybę, organizacijas, komandas, čia gali plačiai matyti, tai man jisai tinka tas iš esmės žodis, nes jisai atliepia į pakankamai nemažai visokiausių dalykų. Apie savo susidūrimą su Dakaru, tai aš turbūt taip jaučiuosi pasakojęs labai nemažai kartų ir atsiprašau, jeigu esate girdėję. Tikiu ir atsiprašom už tokį klausimą, bet tai vis tik kažkas bus nežinoma. Man negaila, čia tik tai, kad visą laiką atėjus norisi suteikti kažkokią vertę. Tai va čia turbūt esmė, tai sakau, atsiprašau, jeigu apie tai kalbėjau. Aš beje tokį turiu, kaip čia, ne topiką, o aš kai žiūriu podcastus, aš vis laik pasigreitinu ten iki 1,5, ir iki 2, taip greičiau prasiklauso ir iš esmės informaciją gauni. Tai pasigreitinkit, jeigu ką. Tai mano, aš esu automobilių sporte nuo 97 metų. Mano prasidėjo karjera turbūt nuo Škoda lenktyninio automobilio arba Škoda taurės, kuri tuo metu vyko, tai čia tokia gili senovė, kai kam jau galėtų būti, gal kai kas net ir nėra gimę dar tuo metu. Ir aš kada buvau jaunas vairuotojas, arba jaunas lenktynininkas, tai Dakarą žinojau labai seniai, bet jisai manęs netraukė. Man toksai jisai buvo pensininkų užsiėmimas. Tai
Bet žinot, laikas bėga. ir aš jau esu daugiau negu 25 metus automobilių sporte. Bet tenka pripažinti, kad Dakaras irgi nestovėjo vietoje, evoliucionavo nuo to momento, kai tu jį laikėjai senelių sportą ar panašiai. Jo, jisai tikrai yra labai pasikeitęs nuo to laiko, nes iš esmės Dakaras gimė kaip nuotykis, ne? Ir Dakaro gimimas susijęs su prancūzų, kurie kaip čia Šiaurės Afrikos regionuose, kurie buvo istoriškai kolonijos, Prancūzijos jausdavosi kaip savo vasaros rezidencijose ir ten pramogaudavo ir vieną kartą pasiklydo. Ir iš to pasiklydimo gavosi toksai nuotykis, kurie paskui nusprendė padaryti, ta prasme, Paryžius Dakaras turą ir jisai kažkaip netyčia tapo lenktynėmis, kuriomis mes dabar lenktyniaujam. Tai Dakaro metų yra panašiai kiek man, turbūt taip beveik metai į metus keliaujam, tai man 47, tai panašu, kad Dakaro irgi labai panašiai metų. 30 metų jisai buvo Afrikoje, tada 10 metų jisai buvo Pietų Amerikoje ir dabar jau 6 kartą berots jisai buvo Saudo Arabijoje. Tai aš nežinau Afrikinio Dakaro, bet aš esu buvęs Pietų Amerikoje nemažai kartų ir Saudi. Tai buvo mano 13 Dakaras, bet prieš tai, grįžtant į pensininkų užsiėmimą, tai aš dabar suprantu, kad Dakaras yra išminties lenktynės. Ne, ir taip jos yra be galo profesionalios, jos yra labai greitos ir taip toliau, bet visgi kodinis pavadinimas yra ultramaratonas. Ir nesvarbu, ką tu darai, tu visą laiką turi prisiminti, kad čia yra ultramaratonas. Tai čia toksai, manau, kad net ir šios dienos gali būti taškas, kuris uždėtas ir galima būtų kalbėti turbūt apie jį iš šitos perspektyvos. Ir tu nori pasakyti, kad tu turi visą laiką mąstyti apie galutinį rezultatą, apie visumą, ne apie greičio ruožą, ne apie šiandieną, ar atvirkščiai. Apie ką mąstyti, tai turbūt čia kiekvieno pasirinkimas, bet tarp supratimo, kaip čia, aš gyvenu daug Dakaro, esu matęs juos ir paskutinius 13 metų tai iš vidaus, šiek tiek manau, kad suprantu komunikacijoje, šiek tiek suprantu psichologijoje, šiek tiek įdomi filosofija ir kada tu sudedi viską į visumą, tai matosi, kad šiuo metu yra toks pušas į dienos rezultatus, o dienos pabaigoje reikalingas yra galutinis rezultatas. Tai turbūt iš tos perspektyvos, kaip pasakyti, aš pats esu to cirko artistas ir aš pats jame dalyvauju ir aš pats turiu atsispirti norui sublizgėti vieną ar kitą dieną, ar ne? Nes ta diena, jinai, kaip pasakyti, jinai gali tau sutrukdyti, padėti pasiekti gerą rezultatą pabaigoje. Tai čia turbūt toksai vienas iš esminių dalykų ir pensininkų sportas tai yra ne pensininkų sportas, bet yra išminties sportas, nes jauni žmonės dažnai, kaip čia pasakyti, nesupranta, kaip padaryti taip, kad jie gali būti greiti 100 metrų, gali būti 1 kilometrė, gali būti 100 kilometrų, gali būti 500 kilometruose, bet čia rezultatas reikalingas galutinis 5000 kažkiek kilometrų. Tena yra skaičiuojamas. Tai toks turbūt labai, labai svarbus topikas pats iš savęs. Ir aš pats dalyvauju tose lenktynėse ir matau tą tokį pušą į dienos rezultatus. Jisai toks tikrai nemažas. Šiais metais labai jaučiama buvo, kadangi pirmus 3 etapus laimėjo tokie visai naujos kartos pilotai atėję iš bagių ir panašiai. Tame tarpe mūsiškis. Ir aš Rokę matau irgi matyti tos ateinančios kartos, kurie tikrai agresyviai bando siekti rezultato ir kiek truks laiko jiems ir ar jie keis savo mąstymą karjeros eigoje, nes jiem dabar užduotis yra įsiveržti į tą elitą. Tai yra į gamyklinės komandas galimai, kurie galėtų rodyti rezultatus. Ir ar galima tai laikyti tokia ateities tendencija, kad tikrai labai sprinteriškas charakteris darysis iš maratono? Aš nežinau. Ar tai neįmanoma yra? Aš nežinau. Kaip pasakyti, turbūt neįmanoma būna tol, kol tampa įmanoma gyvenime, bet čia filosofinis požiūris. Aš tai manau, kad greitų lenktynininkų ir didelio greičio buvo absoliučiai visuose Dakaruose. Tik tai klausimas, ar jis atvažiuoja iki finišo. Čia yra esminis reikalas. Tai šiais metais laimėjo Jezidas. Tai Jezidui aš taip spėju, kad turbūt metų yra panašiai kiek man.
Tai aš ten taip Dakare, gal nesijaučiu visiškų jaunuolių, bet aš prie tokių jaunesnių, turbūt pilotų, kurie generuoja rezultatą dienos pabaigoje, turbūt taip reikėtų žiūrėti. Kurie tokį tolimą horizontą. Jo, nes aš taip tikrai, mintis yra tokia, kad kada tu esi labai greitas ir kada tu esi geras sprinteris ir kada tu moki greitai važiuoti, viskas su tuo yra viskas gerai. Bet tu negali per visą Dakarą leisti savo nei vieno didesnio nutikimo, kur tu prarastum su dabartiniais reikalais daugiau negu valandą. Ne? Vat ir viskas. Ir jeigu tu turi nors vieną tokį, viskas valdo vėgiai. Valanda tu esi iš žaidimo krenti. Valanda šiemet tai turbūt jau yra tikrai taip 10-tuko paribės. Aš taip dabar nebeatsimenu tų visai rezultatų tiksliai, bet čia turint mintį nuo visiškai lyderio. Ne? Tai vadinasi, tu dalį laiko dar praloši pakeliui, sakysime, besivaržydamas, tai ir gaunasi daugiau to laiko. Tai čia aš dabar kalbu apie ne mažiau valandos, tokio, tu negali savo turėti prabangos išleisti valandos kažkokiem kitokiem nutikimai. Pavyzdžiui, kad ir mes šiemet prastovėjom turbūt valandą, gal net truputį daugiau, žvejodami ratą, kai mums pritruko atsarginių ratų. Tai čia yra jau toksai reikalas, kuris iš esmės nėra, kad tu visiškai palaidotum rezultatą, bet ten top 5 nereikėtų svajoti. Gerai, bet su tais ratais ar yra įmanoma išsaugoti ratus? Tu žinai, kad turi ribotą jų skaičių, turi atsarginių, ar ne? Tu ir neturi variantų, paskui tada stoji ir lauki Dievo malonės, kad kažkas atiduos savo. Ar yra įmanoma išsaugoti padangas? Ar kaip tai yra? Aišku, kad yra. Ta prasme, bet tada labai lėtai važiuoti reikia. Va čia ir yra esmė, kad tu turi važiuoti tokiu greičiu, kad mūsų atveju, tai šiais metais, kur mes praradom ratus, tai mes praradom pirmąją maratono dieną. Tai vadinasi, kad pas tave dar buvo kita diena. Mums pasisekė, arba mes buvom suplanavę atsivežti ratų draugę su serviso technika, arba, kaip čia sakysime, su kitais dalyviais, kurie važiuoja. Tai čia papildomos investicijos, galvojimas ir taip toliau, ir jis mums labai stipriai padėjo. Bet mums net neužteko pirmą dieną rato, ne? Tai pernai metais, kada mes generavom tą geriausią Baltijos šalių rezultatą, aš, man atrodo, gal 10 dienų pravažiavau nepramušęs ne vienu ratu. Buvau super drausmingas vairuotojas, tai nėra lengva. O ką tai reiškia, kad tu skanuoji viską? Tai yra, kad tu važiuoji tiek, kiek matai informacijos, kiek tu jos gauni. Supranti, kaip yra. Saudo Arabijoje labai sunku dalyvauja nuojautos kažkokie tokie neapibrėžti dalykai. Aš manau, kad pernai metais man labai neblogai su ratais gavosi ir 10 dienų ne vieno pramušto rato, bet 11 dieną aš pramušau 3 ratus turėdamas 2 atsarginius, man tik pasisekė, kad paskutinis ratas pramuštas buvo ten 9 km iki finišo, tai šunys ten tiesiog kažkaip davažiavom apgadinę automobilį, bet iš esmės nekainavo mum kosmoso visiškai. Tai čia mum turbūt pasisekė. Bet šiais metais ir turėdamas mintį, kad aš išvažiuoju Marantono greičio ruožą, aš nesugebėjau, aš vis tiek pramušiau, kažkaip sugebėjau pramušti 3 ratus, nors ir saugojaus. Tai čia, važinėjant Vilniaus gatvėmis, kur gal tam pavasarį atsiranda kažkokios duobės ar bordiūrai, gal taip vienaip galvoja apie tos pramuštus ratus, o ten Saudo Arabijoje yra toks kiekis akmenų, kad ten, atsitiktinumas daro įtaką pramušti. Ten stovėti, ten tikrai, toksai juokauja. Irgi tie akmenėliai, tugi matant akmenys gali atrodyti vienaip, o kai tu per jį pravažiuoji, jisai pasisuka, jisai ten aštrų kampą kažkokį gali turėti. Atsitiktinumo. Bet aš įtariu, kad protektorinė dalim, tai ko gero gana saugu tuos akmenys valgyti. Jo, bet yra toks kiekis akmenų ir visgi vis tiek greitis, kuriuo tu važiuoji, vis tiek yra nemažas. Tai čia nėra, kad tu ten vieno akmens turi apsisaugoti, ten yra milijonai arba milijardai akmenų ir toks tu važiuoji per akmenyną ir tu net nesupranti, kuria dalimi tu taikai, nes visur vien tik tai aštrus paviršiai. Tai toks, sakau, labai sunku nupasakoti, čia reikėtų tiesiog pabandyti sudalyvauti, pravažiuoti tokiu keliu ir tada turbūt, kad nuomonė gal truputį pasikeistų. Bet tai kažkada ateina suvokimas, kokiu greičiu tu turi važiuoti per tuos milijonus akmenų, kad išsaugoti padangas, ar ne? Žiūrėk, šiemet aš galvojau, kad
kad pas mane tų suvokimas yra. Klydau. Nuklydau, okay. Ta prasme, tai čia dabar kalbu apie pramuštus ratus, ar ne? Iš principo, ta diena ir išvažiavau į maratoninį greičio ruožą su nusiteikimu, kad atsargiai. Pirmas pramuštas ratas 30 km, ne? Tai ten greičio ruožas 500 km kažkas, ne? Ir 30 km, bam, tu neturi vieno rato. Ir toks, ar mažai nuvažiavom, kad čia galėtume leisti ir čia dar yra tik tai pirmą dieną, antrą dieną dar be ratos, o ne? Tai tokios mintis, tai tada, vadinasi, per greitai, mažinam tempą, bam, po turbūt 100 kažkelinto kilometrų antro rato nėra, supranti, kad viskas tavo gyvybės baigėsi, o tau dar iki greičio ruožo pabaigos dar ten 300 su kapeikom kilometrų. Ir tada kažkurio metu taip labai nelaukiau, bet suprantu, kad vėl dar vienas pramuštas ratas. Ir visą laiką tas pats galinis kairys. Vairuotojo pusės, žodžiu, kairys ratas. Man kentėjo tame greičio ruože. Ir viskas. Ir tada tu supranti, kad tu nuvažiuoti nenuvažiuosi, tu turi tiesiog stovėti, bandyti susiklijuoti su tais tokiais specialiais šniūrais, jeigu pavyktų, bet sužalojimai buvo pas mus per daug dideli ratam, nes prakerta rato šonas dažniausiai prakertamas, kitaip tariant, akmuo ir ratlankis prakerpa ratą, jo, padangą tiksliau. Tai bandėm susiklijuoti ir toks beveik gavosi, bet apvaizda padėjo kiniečiai, kurie važiavo ir kažkaip ten labai išraiškingai aš prašiau, važiuojant jų. Tai jie tokie patys turbūt nesuprato, ką padarė, bet jie jau paskolino ratą, tai mums labai pasisekė. Bet paskui Dakaras kitaip baigėsi, tai čia dar kita. Aš suprantu, kad apie ratus, ko gero, tema, kurią galima būtų paromis šnekėti ir niekada nebaigti. Labai neįdomi tema. Klausyk, Benai, gal būtų žymiai įdomiau paklausti 13 Dakarų ir dabar evoliucija labai prasidėjo, kai T1 plus atsirado, ar ne? Staigus toks žingsnis evoliucijoje tų Dakaro automobilių greičiausių. Bet per tos 13 metų įvairių automobilių buvo. Kuris buvo toks artimiausias dušiai, kurio patinka prisiminti važiavimą? Ar buvo tokie dalykai? Ar čia nesvarbu, kokį įrankį gauni, tokį ir naudojasi? Tiesą pasakius, aš turbūt toks pakankamai tyras esu pilotas šitą prasme, nes aš pirmus 2 Dakarus važiavau su Oskaru. Tai yra latviškas projektas darytas, šiaip neblogas projektas, bet jisai automobilis nebuvo išmokintas greitai važiuoti, jisai buvo pakankamai patikimas, bet jis toks pakankamai sunkiai valdėsi. Tai pirmus 2 Dakarus važiavau su Oskaru, paskui viskas, tai yra Toyota. Ir per tą turbūt, 11 Dakarų, aš turėjau turbūt skirtingus kokius 7 automobilius su skirtingais kėbulo numeriais. Bet evoliucija vis tiek vyko. Vyko, aišku, kad taip. Tai natūralu, viskas evoliucionuoja ir mes Dakarą startavom pirmą kartą tai visiškai kaip svajotojai ir ten nei technikos, nei supratimo, iš esmės nieko ten nebuvo, buvo tik tai labai daug noro, labai daug ambicijos, pakankamai ego, kad parodyti, o nuo tada mes tiesiog mokėmės ir bandėme pasiekti tą turbūt technologinį lygmenį, kuris Dakare yra, tai dabar man tikrai yra taip smagu matyti, kad lietuviškas Dakaro lygis, jeigu mes kalbam apie automobilius, jis yra visiškas topas. Ten, lietuviai turbūt neturi šansų, kaip čia patekti kokią nors Audi komandą, nebent jie būtų pakviesti, nes ten investicijos, turbūt, nežinau, daug kartų didesnės negu, net žiūrint apie automobilio vertę. Negu ten, kur mes važiuojam, bet iš esmės, jeigu mes kalbam ten Toyota, Mini, tai yra tokie turbūt tikrai greiti šiuolaikiniai automobiliai ir lietuviai jie jau gali važiuoti su visiškai naujausiam specifikacijom. Tai man asmeniškai taip pagarba yra iš tiesų visiems lietuviam, kad mes taip užsispyrę sugebėjom technologiškai būti arti lyderių. Taip, labai arti lyderių. Bet čia tavo dėka. Čia toks, žinai, kaip pasakyti. Žiūrėk, aš grįšiu prie savo klausimą. Ir Benedikto dėka, aš sakyčiau tikrai. 13 metais, kai tu sakai, kad jūs važiavot su Saulium, jo? Pirmą Dakaras, su Oskaro automobiliu. Jūs važiavot tokie iš idėjos, ten ego ir panašiai, bet tu jau turėjai tą mintį, tokią,
papasakot viską žmonėm, kad matytųsi, kad būtų kuo arčiau? Aš važiuodamas į pirmą Dakarą, aš labai stipriai šoviau pro šalį, nes, aš sakau, mano asmeninė ambicija startuojant pirmajam Dakare, jinai buvo tokia, 75% aš parodysiu, kaip reikia. Visgi dar jaunas žmogus, daug ambicijos ir tikrai nesuvokimas, kur tu patenki. Ir kokie 25% garsinsiu Lietuvą. Toksai vaizdas, ne 100%, kodėl aš važiuoju Dakarą, tai parodysiu, kaip reikia ir atstovausiu valstybę. Ir pirmas Dakaras, ten tokį gavau antausi, kad aš turbūt didesnio, šiaip sunkesnio turbūt laiko nesu turėjęs jokia įmanoma prasme, nes labai daug klaidų, labai netinkamas nusiteikimas į priešininką, kalbu į Dakarą kaip po tokį, ir jisai mane labai daug išmokė. Tai pirmas Dakaras buvo visiškas dušas ir dabar aš jau visai kitaip žiūriu. Tai, kaip kas nenužudo, padaro stipresniais, tai džiaugiuosi, kad pirmajam Dakare nenužudė ir tada, ir nuo tada kažkaip taip nusipurtėjai ir pradėjai žiūrėti gerai, padėjai visas savo ambicijas iš šono ir tiesiog pradėjai pragmatiškai žiūrėti gerai, kaipgi čia dabar gaminasi tas rezultatas. Tai aš pradžioje ir buvau ir per greitas ir aš kaip pasakyti, aš matau ir Vaido kelionę, matau ir Roko kelionę ir aš ten esu buvęs, ne, tam tikrą prasme ir aš pas jaučiu, kad iš vienos pusės aš gerai žinau, kaip reikia padaryti rezultatą Dakarui, bet nebūtinai ir gaunasi, net ir žinant, nebūtinai tai yra taip... Žinios negarantuoja rezultatą. Kaip gaunasi praeitais metais? Ne, tai praeitais metais gavosi rezultatas, tai šiais metais mes irgi keliavom visiškai drausmingai į tą kelionę ir iki rato prakirtimo mes jau buvom 12. Tai čia dar iki Resdėjaus, tai čia yra labai buvo žiauriai geras mūsų rezultatas, bet okei. Net važiavai į finišą ir net važiavai į finišą ir ta prasme viskas nusibraukė ir tada pabrauki uodegą, keliauji toliau ruoštis, kiti metai vėl parodys. Tai toks, turbūt visus šios metus buvo labai nemažai visokiausių pareiškimų ir taip toliau, bet nėra taip paprastai tas rezultatas daromas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai panagrinėkime aspektus šiek tiek, nes 2 savaitės ir tokiom gana ekstremaliom sąlygom. Tai yra fiziškai didelis iššūkis. Kaip atrodo tavo fizinis pasiruošimas Dakarui ir kas yra svarbu būtent pasiruošime fizinėme? Kaip tu galvoji? Šiaip jeigu mes kalbam apie pasiruošimą ir jeigu mes kalbam apie individą, tai individas turi turbūt 3 pasiruošimo kampus pagrindinius asmeninių. Tai yra vairuotojo kompetencijos. Aš dabar nesakau, kurios yra svarbiausios, vardinu jas visas, eilės tvarka. Tai vairuotojas turi žinoti, ką jisai daro. Tada vairuotojas turi turėti kūną, kuris pavargsta, jis yra ištreniruotas ir jis pavargsta mažiau tam, kad tu galėtum turėti kompetencijas ir įgūdį. Tu nepavargtum, kitaip tariant, tu galėtum turėti reakciją. Kad funkcionuotum, kaip funkcionuoja gerai pasiruošęs individas. Tik tai reikia nepamiršti, kad kiekvieną dieną tai gali būti iki 8 valandų nepertraukiamo darbo, nes ten pirmą pusvalandį, pirmą valandą gali ir nemažai individų gerai jaustis, bet kas vyksta po to, ne? Nes tau nuolatos labai daug įeinačios informacijos, tu pavargsti ir fiziškai prie viso gero, ten ir kratymai, ir temperatūros, ir visi kiti dalykai, ir tu turi su tuo aštriu protu ir toliau keliauti, nedaryti klaidų. Tai va, tai yra šitas dalykas ir trečias dalykas yra psichologija. Tu turi, kad per Dakarą tau bus visiškai visokių situacijų, ne? Tu privalai išlikti mąstantis, ne tik greitai reaguojantis, bet ir priimantis teisingus sprendimus ir jeigu pas tave atsiranda kažkokie šešėliai galvoje mintis arba depresijos arba dar kažkas, tai tau tikrai tai labai stipriai nepadės. Tai čia aš iš esmės turbūt norėčiau pacituoti Peter Anselio istoriją, kai jisai dar važiavo su motociklu ir ten jisai yra žmogus daugiausia kartų laimėjęs Dakaro, man atrodo 7 kartus su motociklu, 6 automobilių, kažkaip taip, ne, jisai yra laimėjęs, tai vieną kartą po vieno finišo prieina ten reporteris ir su pasididžiavimu ir su tokiu hypu sako, Stefanai, klausykit, jūs lyderiai, jūs čia taip plekėt, rizikuojat savo gyvybėmis, jūs monstrai, jums paminklus reikia statyti, ne, ir jisai atsako, žiūrėkit. Sako, šiaip tai mes visus metus ruošiamės,
mes turime geras komandas, kurie dirba su mūsų technika. Mes, kadangi greit važiuojam, tai trumpiausią laiko praleidžiam trasoje. Grįžtam, atiduodam techniką mechanikams, patys masažas, valgyti, ilsėtis, miegoti. Bet sako, tie, kurie iš ryto finišuoja, kai jau yra kitos dienos startas, ne? Ir jiem toliau reikia važiuoti, sako, tiem žmonėms tai tikrai reikėtų statyti paminklus. Tiem yra iššūkiai gerokai didesni. Tai čia aš turbūt perfrazuočiau tą tokį posakį, kad kvaili ir bažnyčioje muša, arba kitaip tariant, jeigu tu esi nepasiruošęs, tai yra pats sunkiausias tavo Dakaras. Kuo tu esi greitesnis, tai tu ir nevažiuoji dulkėse, ir turi pakankamai gerą kelią neišmaltą, kaip sakai, ir tu mažiau laiko prabūni trasoje, tai čia toks, kada yra sudėtingiau, kitaip tariant, aš manau, kad gintui Petrui tikrai tam tikrą prasme važiuoti yra gerokai sunkiau. Negu tiem, kas važiuoja apie pirmam 20-ukę, tikrai. Nes ilgai laiko tiesiog praleidžia. Taip, nes tai ir dulkės, ir kelio būklė, labai daug dalykų. O, žinai, atsidūrėte dykumoje, yra kažkoks backupas, reiškia, techninis, jūs turite strategijas, kažkas gali privežti kažką, kažkur žinote, kad galima kažką pasiremontuoti, bet dažniausiai vis tiek atsitinka kažkas ir reikia kažkaip žinoti, matyti, kaip pasukti varžtus, ar tenka garaže varžtus pasukti ir išmanyti apie varžtų sukimą, tarkime, pačio Dakaro metu. Labai nepatinka. Situacijos gali kilti, aš tikiu. Ne tai, kad linkiu, bet, jos kyla tiesiog. Šiaip pasižiūrėjus, tai absoliučiai visiems ekipažam reikia būti raštingais techniškai. Ir net lyderiai arba Dakaro laimėtojai, jie patenka į situacijas, kai reikia greitai priimti techninį sprendimą ir pasidaryti. Tai čia rato keitimas yra pats mažiausias reikalas, bet tai gali būti ir pusašio keitimas, tai gali būti ir šarnyro kažkokio lanksto keitimas, ar šiaip kažkoks greitas sprendimas tam tikros situacijos. Būtent, kartais net tiesiog išradinga reikia panaudoti sprendimą tam, kad įspręst kažkokią situaciją, kurios niekas nebuvo planavęs, kad taip gali nutikti. Bet čia yra iš esmės labai stipriai treniruočių reikalai. Pavyzdžiui, kaip čia pasakyti, žmogus, Toyota Hiluxas yra, ne? Ir technikas, kuris keičia pusašius arba dirba aptarnauti automobilis, į pusašį gali pakeisti per kokį 12 minučių, gal net 10. Kada vairuotojas patenka į situaciją, dykumoje ten nepatogu ir visa kita, bet labai dažnai jie gali sugaišti ir kokią valandą. Bet jeigu tu treniruotumėsi tokį reikalą, tai tu realiai per kokių 15 minučių sutvarkytum su to pusašiu. Ir dabar 15 minučių dienos pabaigoje tavo rezultato labai stipriai nepakeis, bet jeigu tu praleisi daugiau negu valandą, tai jau gali būti pakankamai didelis atotrukis tavo rezultate. Tai dėl to tikrai verta treniruotis ir skirti tam dėmesį. Aš žinau, ekipažai ir pilotai, jie taip dažniausiai galvoja, gal nenutiks, neprireiks, bet prireikia vienaip ar kitaip vieno ar kito dalyko. Esam keitę pusašį nemažai kartų ir su dirželiais yra buvę visokiausių situacijų. Tai nutinka tiesiog, to prasme, tai yra technika, tai yra tikrai sunkios lenktynės ir nutinka tam tikrų dalykų, kai yra daugiau negu tik tai rato keitimas. Liuks, dar vienas aspektas, kuris mane visą laiką domino, bet aš jo nei pamatuoti, nei įsivaizduoti negaliu. Motociklistai, taip, jie važiuoja vienas, jisai vienas savo ir navigatorius, ir vairuotojas, ir mechanikas, jisai viskas. Bet automobilyje mes turime vairuotoją ir šturmaną. Taip. Ir dažnai aš tikiu, kad tik palengvindami savo gyvenimą komentatoriai, ir tame tarpe ir aš, paprastai minime tik vairuotoją, gal paprastų modelį, sakau, galbūt. Bet šturmano darbas turėtų būti irgi reikšminga dalis bendro rezultato. Ir aš visų pirma norėjau paklausti, kaip sveikata šturmano, kuris turėjo važiuoti su tavimi Dakare ir atsitiko, kas atsitiko. Jo, tai Kuldaras labai gaila, kad negalėjo startuoti su mumis šiame Dakare. Tai čia tada, bet geroji dalis turbūt yra ta, kad jisai pasveiks. Tai kaip čia pasakyti, kai nutiko šitą nelaimę, Kuldaras man parašė,
skambinu, aš kažkaip tuo metu buvau susitikime, tada parašė žinutę ir aš ten išėjęs susitikimo matau WhatsApp'e, žodžiu, nuotraukas ten sudaužytojų, ten BMW, tada matau, kad Kuldarui negerai su nugara, aš jam pasiskambinu. Tai žmogus net apsiverkė, suprasdamas reikalo esmę, kad sako, man ta prasme blogai ir pas manęs stuburas lūžo, tai sako, aš jaučiu, kad aš turbūt negalėsiu būti Dakare. Tai tada toksai pirma mintis, aišku, buvo, klausyk, tu dabar tvarkykis ir viskas yra gerai, bet viduj mintis, kad o gal stebuklas, žinai, gal tai nėra taip blogai. Tai mes tikėjomės, kad Kuldaras gal startuos, bet paskui paaiškėjo, kad jisai tikrai negali startuoti ir aišku, čia nėra kompromisų sveikatai, čia aišku, kad jisai turi pasveikti ir nėra jokių kalbų. Tada buvo mintis ir viltis, kad mes pasiemam Kuldarą kaip komandos vadovą į Dakarą, kad jisai kaupia informaciją, būna važinėja ten standartiniu automobiliu ir buvom apsitarę ir su gydytojais jo, bet paskui artėjant turbūt savaitę iki išvykimo, gydytojai dar kartą ištyrė ten jo tą nugarą ir sako, jisai sveiksta, bet nesveiksta taip greitai, kaip norėtų. Sako, nerekomenduojam. Tai ir kaip komandos vadovas jisai irgi jau nebegalėjo važiuoti. Aišku, kad viso Dakaro metu jisai buvo draugė su mumis, mes ten daug taktikų ir strategijų dėliojomės draugė, jisai tikrai buvo toksai tikrai trečias ekipažo narys ir mes tikrai draugė labai nemažai dirbom. Turiu pasakyti, kad jisai neišvažiavo ir Gravel Crew į Monte Carlo, nes jisai dirba su Otu Tanaku kaip legalus špionas, kuris tikrina kelius, kas yra galima ir gamyklinėse komandose tas yra daroma. Monte Carlo tai vadinasi ledo žvalgas, ar ne? Jo, gal Gravel Crew. Ice Crew, jo. Taip. Bet šiais laikais, ko gero, ir Monte Carlo su ledu jau darosi, kuo toliau, tuo liūdniau. Ten, kaip pasakyti, tai yra tikrai tos lenktynės, kur didžiausiai manomi skirtumai, kurie gali būti, turbūt Monte Carlas ir koks Safari rally gali būti, kur pakankamai didelė atotrukiai tarp lenktynininkų būna, kur tikrai sudėtingos sąlygos. Tai čia vienos jų, tai kitaip tariant, Kuldaras negalėjo ir čia išvažiuoti, tai taip vilėmės, kad į turbūt vidurį sezono šio jisai jau galės grįžti į komandą ir, pradžioj yra trumpesnės lenktynės. Ar teisingai padarysiu apibendrinamas tavo šią temą pasisakymą, kad Kuldaro praradimas buvo ženklus smūgis? Buvo. Komandai. Jo, mes į Kuldarą dėjome labai daug vilčių, tai buvo tikrai didelės investicijos ir 3 metus mes skriptingai dirbome ten, kur jisai yra dabar. Ir tikrai Kuldaras yra dabar, tikrai geras šturmanas Dakaro, turiu pasakyti. Tikrai labai imlus, bet atsitinka tam tikri dalykai ir Dakaras pats iš savęs, jisai yra apie įvairiausių situacijų gavimą ir iš esmės vėlgi nugali tie, kurie greičiausiai gali adaptuotis. Čia kaip evoliucija turbūt pasaulio, kažkada stipriausi gyvūnai arba stipriausi padarai planetoje buvo dinozaurai, bet jų neliko, bet išgyveno mikrobai, tai, kaip sakyti, išgyvena nestipriausi, išgyvena tie, kurie geba greičiausiai prisitaikyti. Tai Dakaras irgi toks, apie tai irgi lygiai taip pat, apie kaip tu gebi prisitaikyti įvairioms situacijom ir taip toliau. Tai daug kas sako, kad pinigai labai svarbu, taip, bet esmė yra kompetencijos iš esmės ir greitas gebėjimas mąstyti, priimti sprendimus ir turėti atsarginių visokių variantų. Už pinigus gali arba techniką nusipirkti, arba pakūrenti laužą ir šitą rezultatą bus skirtingi. Manau, kad šturmanas čia šiek tiek iš kitos operos. Antrindamas Arūnui, tai jeigu tavęs paklaustų, koks yra procentas laimės, sėkmės vairuotojas ir šturmanas? Jeigu mes kalbam apie rezultatą, tai aš manau, kad bet jeigu kalbam tik apie ekipažą, nes ekipažas ir komanda nėra tas pats. Ekipažas lygiai taip pat be komandos nieko negali. Taip. Bet jeigu mes kalbam tik apie ekipažą, tai aš manyčiau, kad ne mažiau pusės. Visgi tai yra 50-50 ir geras pilotas yra svarbu, bet jeigu geras pilotas važiuoja ne ten, koks skirtumas? Čia labai daug. Bet šturmanas, ko gero, ne vien navigacija. Ar galima taip sakyti, kad ne vien navigacija? Nes man atrodo, kad jisai dirba ir psichologo tam tikrą darbą, ir jisai padeda užkamšyti galbūt skylės arba
pagerinti kai kurias vietas, kurių pritrūksta vieną akimirką pilotui ir panašiai. Jisai turi pojūtį tą matyti. Kaip vairuotojas, tas driver, kaip ir jisai drivina, ne tik tai vairuoja, kaip jisai drivina visą tą projektą, visą dieną. Jo, žiūrėkit, jeigu mes pasižiūrėtume dabar taip globaliau ir pasižiūrėtume į tokius asmenys kaip Žanas Totas, buvęs Formulės Ferrario vadovas, ilgametis F1 komandos arba FIA prezidentas, ne? Tuomet pavyzdžiui... Žanas Totas ir Rallyje buvo kažkas. Jisai buvo šturmanas. Taip, po to Talbot komando vadovas. Bet ir pradžioje jisai buvo šturmanas, ne? Tada mes turim Davidą Richardsą, kuris yra ProDrive vadovas, ne? Tai Dacia, BRX ir visa kita, buvęs šturmanas. Tas pats Jean-Marcas Fortinas, kuris dabar yra Overdrive vadas, jis irgi yra buvęs šturmanas. Nenurašykit šturmanų. Šturmanai yra labai intelektualūs ir išsilavinę žmonės ir jie mato platų paveikslą. Ne veltui, jie paskui, aš čia daviau kelis pavyzdžius, jie vadovauja organizacijom ir pakankamai didelėm. Su vairuotojom jūs tokių nesurasit. Vairuotojas yra toks ego, raumenys, parodysiu alfa. Šturmanai, jie paskaičiuoja, padėlioja, jie mato platesnį paveikslą ir taip toliau. Tai aišku, kad ekipaže šturmanas yra dirigentas. Tik tai, kad čia kaip šeimoje išmintinga moteris leidžia vyrui galvoti, kad jisai priima sprendimus. Ne? Bet dienos pabaigoje sprendimus priima šturmanas. Tai čia tik tai gal kaip pateikia tą reikalą ir tai šturmanas yra, navigatorius, jisai turi surasti kelią, B, jisai yra psichologas ir dirigentas, jisai užduoda toną, supranta tai vairuotojas ar nesupranta, jokio skirtumo. Trečias dalykas, jisai labai gerai išmano visas taisyklės ir Dakaro metu, lenktynių metu tu privalai būti enciklopedija taisyklių, nes tu turi daugybę situacijų, kur tu turi priimti sprendimus, ten net ir pavyzdžiui waypointo tu nerandi, ne? Ir per ilgas ieškojimas waypointo, kai kuriais atvejais, jeigu tu žinai taisyklės, tu žinai, 15 minučių, maišūnis, nes mes čia dar pusę valandos važinėsim, ieškosim, nerasim jo tiesiog, ne? Tai tu irgi greitai priimdamas sprendimą gali iš esmės sumažinti savo nuostolį tam tikrą prasme. Tai čia aš tokius labai paprastus turbūt pasakiau, bet nenurašykit šturmanų. Šturmanai nepelnytai negauna tiek dėmesio, kiek turėtų. Jo, tai tavo pasakojimas apie šturmaną, man atrodo, absoliučiai sąžiningoje pusėje. Ir aš irgi maždaug taip įsivaizduoju situaciją, bet noriu dalinai ir pateisinti tą, raumenys vairuotojo rolę, nes vairuotojo kompiuteris, jisai atlieka tam tikras funkcijas, vairuojant automobilį. Ir jeigu dalį funkcijų planavimo ten ir taip toliau perima šturmanas, ką jis ir daro, tai taip ir turi būti. Nes vienas procesorius to tiesiog nepajėgtų. Taip, tai čia toksai vairuotojas yra trumpalaikė atmintis, o šturmanas yra tokia ilgalaikiai. Ramas, jo. Jo, tai čia turbūt kažkaip taip. Nes aišku, kad vairuotojas jisai turi atsakomybės labai daug, nes dienos pabaigoje jis yra tas toksai paskutinė instancija, kuris padarys judesį ir automobilis ten važiuos vienur ar kitur, ar ten pataikys akmenį, nepataikys, apsivers, neapsivers, užklims, neužklims ir taip toliau. Tai taip, kaip pasakyti, aš pats vairuotojas ir toksai gal vairuotojų luomą turėčiau geriau suprasti, bet aš tikrai suvokiu, kas yra šturmanai ir tikrai labai didelė pagarba jiem ir vėlgi šiemet, paklaustume apie šturmaną, ką galvoja Naseras, tai aš tai manau, kad jis tas lenktynės pralaimėjo anksčiau, negu šturmanas padarė klaidą, tiesiog jis jau turėjo per didelį gapą, kad galėtų taip visiškai kautis. Ir norėjo špagatą daryti per didelį. Jo, ir ten jisai jau, žinot, kuo daugiau įsižiuosiu, tuo daugiau atsikasiu, bet yra momentas, kada žandikulis lūžta, tai va tą reikia paskaičiuoti. Tai šiuo atveju, kliuvo iš šturmanui, bet jo, manau, kad ten užsižaidė ten tam tikrom taktikom ir truputėlį pasidarė anksčiau klaidų. Gal ten tas šturmano toksai kaltinimas viešas labiau buvo kanalizacija, tokia, emocijų, kurios jau netilpo. Visi žmonės ir kaip čia pasakyti, nuryti klaidos piliulę gali nedaugelis ir paprasčiau yra kažką apkaltinti čia, ir pagal save lygiai taip pat, žinau, paprasčiausia yra surasti kaltą, bet paprastai teisybė kažkur per vidurį. Taip. Arūnai. Taip.
Galiu? Aš vieną Prašau. klausimą noriu įterpti apie, tu paminėjai vat, nuo pat pradžių apie tą geografinį poslinkį Dakaro. Tai buvo Afrika, Pietų Amerika ir dabar Saudo Arabija. Girdėjau jau ne iš vieno ir tavo kolegos ar in general internete, kad Saudo Arabija yra per daug vienoda, per daug panašu ir per daug tas pats. Kad tu manai apie tai ir ar tu įžvelgi kur nors Dakarą kitur? Čia yra keletą turbūt dalykų. Pirmas turbūt yra tai, kad Dakaras, pasaulis keičiasi ir pasaulis yra apie fake news, ne? Tai nors Dakaras istoriškai yra žinomas kaip Senegalo sostinė, ne? Bet dabar Dakaras gali būti bet kur. Tai toks oksimoronas truputėlį, bet okei, mes gyvenam kitam pasauliu. Afrikoje aš nebuvau, arba buvau, bet nelenktyniavau, tai man sunku būtų pasakyti. Bet jeigu mes lyginam paviršius, tai turbūt Pietų Amerikoje mes turėjom kokių 10 tipinių paviršių pasidalinusių. Saudo Arabijoje turim kokius 4 skirtingus paviršius. Ne? Tai vadinasi tikrai geografija buvo Pietų Amerikoje. O žinant Afrika būtų panaši iš esmės į Saudo Arabiją labiau negu Pietų Ameriką. Labiau. Tai vadinasi, gal Afrikoje ten truputį daugiau 5-6 paviršiai, bet vis tiek sąlyginių paviršių daugiau buvo skirtingų terainą, vietų, per kurias reikia važiuoti, net nežinau lietuviškai. Paviršiai gana gerai atvaizduoja tai, ką. Jo, tai buvo tikrai kitokie. Ir aišku, Pietų Amerika turėjo tai, ko neturi Saudo Arabija, turėjo žmonės, išprotėjusius žmonės, gerbėjus, kurie davė tiek spalvos šitam renginiui, kad... Iš kokios šalies labiausiai? Jie visi išprotėjo, ta prasme, tai turbūt šiaip Bolivija, Argentina, Paragvajus yra tikrai nesąmonė. Peru irgi, Čilė gal santūriausi iš jų visų, bet žinant tai, ką mes turim Saudo Arabijoje, tai ten tiesiog kažkas atrodo, kad paėmė ir išjungė šviesą, supranti, buvo šviesų ir ten atvažiavom ir ten nieko nėra. Žmonių prasme, emocijos prasme ir taip toliau. Bet aišku, lenktynės lenktynėmis ir jos vyksta ir taip toliau. Tai čia turbūt, kalbant apie paviršius, o šiaip Saudo Arabija yra turbūt ne veltui, nes Saudo Arabija moka pinigus už vardus ir jie iš esmės perkasi viską, kas geriausia yra pasaulyje, universitetus, lenktynės, sportus, klubus, ten ką tik tai nori, jų yra turbūt, aukso amžius, jie dabar turi pakeisti besikeičiančioj pasauliniai santvarkoj, turi į save pritraukti daug dėmesio ir pasikeisti, nes naftos era panašu, kad vis tiek kažkada baigsis, o jie be naftos panašu, kad daugiau nelabai ten ir turi. Bet naftos turi daug šiuo metu. Gerai, o kas darosi su susidomėjimu gamintojų dalyvavimu Dakare? Tau geriau, ko gero, matosi, mes matėme Audi komandą, kuri išėjo, bet mes žinom, kad jinai išėjo dėl to, kad Formulės 1 programa planuose yra ir, žinoma, tai reikalauja milžiniškų lėšų ir pajėgumų. Šiaip, man atrodo, kad automobilių sportas išgyvena bendrąją prasme turbūt ne pačius geriausius laikus overall ir tai jau trunka kurį laiką. Tai man atrodo, kad Dakaras yra labiausia healthy ir wealthy. Ta prasme. Nes Audi išėjo, bet atėjo Fordas ir Dacia. Tai mes, iš esmės, tai vis tiek yra pliusas. Tai ir turint mintį, kad Fordo projektą valdo M-Sportas, šitą kompaniją iš VRC pasaulio žmonės tikrai pakankamai turėtų žinoti, o Dacios projektą valdo ProDrive'as. Irgi iš esmės tiek M-Sportas, tiek ProDrive'as, tai outside Formula 1 world, kitaip tariant, ne Formulės 1 pasaulis, nes Formulės 1 pasaulis yra nesąmonė, koks brangus ir čia jau jų specialistai, tai yra didžiausios organizacijos, kurios moka uždirbti pinigus. Ir jeigu jos prisitraukia gamintojus ir randa būdų ateiti, tai ta prasme, čia tikrai, kaip pasakyti, Dakaras arba cross country, netgi gal visgi Dakaras. Jisai pritraukia tokį kiekį žmonių ir norinčių ten dalyvauti, kad jie tiesiog mato galimybės ten uždirbti pinigus, ten ateina ir
Ir gamintojai, tai taip, šiuo metu Dakaras yra turbūt geriausioji gyvybiniai automobilių sporto pozicijoje bendrai paėmus apie bet kurį sportą. Aišku, Formulės 1 pasaulis pinigais jisai yra stipriai didesnis, bet jeigu mes žiūrime į augimus, tai panašu, kad geriausiai atrodytų per augimo, per procentus, tai Dakaras. O kalbant apie Fordą, Dacia aš, pavyzdžiui, suprantu. Aš toksai žalias nieko nesuprantu, Dacia aš suprantu, kodėl eina į Dakarą. Ne? Jie gamina atitinkamus, šiek tiek atitinkamus tos Dusterius, ten 4x4, susiję. Ne? Man galvoj susideda komercinė žinutė. Dusteris apie dulkes, ne? Bet o Fordas? Tai klausyk, tas pick-upas yra geriausiai parduodamas. Taip, bet aš sakau, tai ko jiem reikia dar? Iš viso Jungtinėse valstijose daugiausiai parduodamas automobilis. Taip, tai ką, nori į Europą su F-150? Jo čia neparduosi, čia nėra kur jį užparkuoti. Grubiai. Man atrodo, senai nedomina, nes... Tai vat, why? Mes galvojam, kad... Aš manau, kad čia reikėtų turbūt gamintojų klausti. Bet gal vidurio rytų, Afrikos, Pietų Amerikos rinkos, ko gero, jos gali dominti. Dakaras yra rodomas į beveik 200 pasaulio valstybių. Taip, ir tai apie bekelę, ar ne? Ir tai yra apie sunkias sąlygas. Apie įvairias tikrai pakankamai sunkias sąlygas. Tai Fordas tikrai ne dėl Europos darė, ta prasme, šitą projektą, nes be Europos yra dar nemažai žemynų, kuriuose vyksta gyvenimas ir Europa taip šiai akimirkai su visom savo euro emisijom, normom ir visų kitų, tikrai atrodo taip pakankamai iš vienos pusės labai neblogai, bet iš kitos pusės panašu, kad įsišaus pakankamai stipriai į kojas, nes praranda konkurenciją per įvairius ribojimus, o visas kitas pasaulis tiesiog, kaip pasakyti, nekreipia tiek daug dėmesio į tai ir gyvena ten, kur gyvena. Tai ten Middle East, vidurio rytuose, tai turbūt ten, kur Toyota karaliauja Hiluxas, turbūt tai viena iš priežasčių gali būti. Nes vidurio rytuose. Šiaip turiu pasakyti, kad Toyota pati iš savęs jinai nežiūri į Dakarą dar pakankamai rimtai. Nes jeigu mes palygintume Toyotos programą Veko, ilgųjų turbūt distancijų žiedinių lenktynių čempionate arba VRC, pasaulio ralio čempionate, ten yra tikros gamyklinės komandos. Čionai yra toks, kur Toyota leidžia pasižaisti tam tikrom komandom, leidžia vadintis Toyota Gazoo Racing, bet tai nėra tas pats požiūris, kurį Toyota turi raliui, klasikiniam raliui arba ir, sakysime, arba ilgų distancijų žiedinių lenktynėse. Jo tikrai neturi, ta prasme, ten yra tokios pusinė komanda, nes jeigu Toyota rimtai pasižiūrėtų į Dakaro projektą, tai čia, šiais metais ir taip laimėjo, ne? Pernai metais irgi antra buvo Toyota, laimėjo Audi. Bet man tokių, kaip sakyt, požiūrio atveju, tai man atrodė, kad Toyotos, man prieš startą atrodė logiškas pasirinkimas, kad turėti stiprių daug ekipažų. Tai buvo teisingas pasirinkimas. Taip, vienareikšmiai. Nes tu daug pasirinkimų tada turi. Daug galimybių adaptuotis prie situacijos besikeičiančios. O ten 3 Dacios, 4 Fordai panašiai, jie iš karto buvo pralaimėjusioje pozicijoje. Čia kaip pasižiūrėsi, jeigu paeis kortą, tai gali laimėti ir turbūt iš 3 ekipažų komanda. Bet čia vėlgi mes kalbam apie maratoną, ne? Bet šiais metais laimėjo Jezidas, kuris nėra, Jezidas Al-Radži, ir jisai nėra joks gamyklinis pilotas, jisai tiesiog turtingiausias pilotas iš visų, kurie startavo Dakare. Jo, jisai perka paslaugas Overdrive. Tai irgi labai tas pats Jean-Marcas Fortinas, apie kurį aš kalbėjau, ne, kuris irgi buvo šturmanas ir dabar vadovauja komandai ir kuris yra artimas Toyota Gazoo Racing programai. Ir jie draugė dirba, tai laimėjo Jezidas, kuris, kaip pasakyti, kuris nėra jokia gamyklinė komanda, jis tiesiog yra, geras pilotas, labai seniai startuojantis pilotas, jam turbūt truputėlį gal ir paėjo kortą prie viso gero, bet Toyota turėjo 6 automobilius, kurie buvo ten vienaip ar kitaip, pilnai su Gazoo Racing, kaip čia, simboliais ant automobilio. Ne? Tai čia galbūt reikia pavadinti, kad Toyota gerai suvaldė savo klientus šį sezoną važiuojančius Dakarą. Toyota moka labai gerai skaičiuoti, šiaip.
Ir tuo metu, kai nemažai Europos gamintojų keliavo tiesiog į elektromobilius, jie padarė hybridą. Ir, ir kas dabar karaliauja, su kuo važinėja taksistai Vilniuje, atsiprašau, bet su Priusais. Tai, Toyota moka skaičiuoti ir jie tokie, reikia pasižiūrėti, ką daro Toyota prie viso gero. Nežinau, ar Toyota uždirba ką nors iš tų, kurie taksistais važinėja Vilniuje, bet tai yra didžiausias automobilių gamintojas pasaulyje. So far. Tai va, bet okei, čia gal nedarykim reklamos, aš šališkas. Taip, visos temos, manau, įdomios ne tik mums, bet ir mūsų žiūrovams. Tikiu, kad... Okei. Pasikalbam gal apie savo planus. Jo. Kokie artimiausi planai? Ar turi iki kito... kad Dakaras ateinantis yra planuose, aš tikiu, kad geležinis dalykas yra, ne? Aš ne geležinis tol, kol netampa kažkoks kitoks. Tai jo, kitas Dakaras. Bet planas yra Dakaras. Jo, tai... O iki Dakaro? Iki Dakaro, tai vienas iš svarbus reikalas mums reikia, kad Kuldaras sustvarkytų savo sveikatą. Tai čia taip gali būti turbūt iki dar kokių 4 mėnesių, kol jisai turbūt galės sėsti į automobilį, bet aš irgi dar taip gal net ir prieki vežimo kalbų, gal dar nebūtinai tai bus viskas greitai, bet tai mums tikrai yra gyvybiškai ir strategiškai labai svarbu. Tai šiais metais aš planuoju ir turiu įsipareigojimų dar 4 lenktynėm. Įvairiom, kurios tai yra lenktynės, dabar tiksliai negaliu pasakyti. Labai gali būti, kad Europos bajų taurės rėmose tas dalykas bus. Pasižiūrėsiu, labai kvietė ir dabar Pietų Afrikoje į pasaulio čempionatą atvažiuoti. Bet tai gana logiškas pasirinkimas, galvojant apie pasiruošimą sekančiam Dakarui, man atrodo, nes ta tokia forma sportinė, jos palaikymas sezono metu yra sveikas, ko gero? Yra labai svarbu, bet aš atsimenu save, kada aš važiuodavau į klasikinį ralį ir sakydavau, kad tai yra mano pasiruošimas Dakarui, aš labai stipriai klydavau, nes yra visiškai kiti greičiai ir visiškai kitas psichologinis požiūris, kaip tu turi generuoti rezultatą. Jeigu su nusiteikimu Lietuvos klasikinio ralio etapo nusiteikimų nuvažiuosi Dakarą, tai turėsi stogą. Ir labai greitai tu jį turėsi. Tai iš esmės tu turi būti toks greitas, kad tu generuotum rezultatą pabaigoje ir išeliminuotum rizikas valandos ir daugiau, kurias tu susidėlioji. Tai va čia yra tikrai labai svarbus reikalas. Tai buvo laikas, kai aš važiuodavau, sakydavau, deklaruodavau, bet mačiau, kad tai neveikia. Tai bajos irgi iš esmės jos labai primena sprintus, nes baja yra trumpos lenktynės, tai yra per savaitgalį, per 2 dienas tu turi 500 km, ne? Bet 500 km tai ne 5000 km ir per 500 km tu jau turi pušinti, tikrai, mama mija, taip greitai, kaip tu Dakare neturi šansų važiuoti, tu gali važiuoti taip. Bet tas važiavimas tave įmeta į rizikos erdvę ir viskas, ir tu prisidarai reikalų, tiesiog per tikimybių teoriją tau neišeina padaryti rezultatų ir čia tik matematika, čia aš jau nekalbu nieko kito. Tai toks iš vienos pusės, taip tu važiuoti turi, norint plaukti reikia plaukti, ne? Tai čia perkeltinė prasme, bet maratonai būtų geriau. Maratoną mes neturime tinkamo finansavimo, bet aš taip labai viliuosi, kad kiti metai, tai yra ne šis sezonas, bet 26 metų sezonas, bus pilnas pasaulio čempionatas. Aš taip susikaupiau ir noriu padaryti kažkada darbą gerai. Tai toksai, dar už metų. Ok, dabar gal dar, jeigu įdomu, ar turi kažkokių samprotavimų apie lietuvių pasirodymus, kitų lietuvių Dakare, nes šiais metais turėjom 12 ekipažų, ne visai 12, nes ten turėjom ir šturmaną tik tais. 12 ekipažų susijusių su Lietuva, taip. Tai buvo labai įvairialypis pasirodymas įvairiose kategorijose. Gal keliais žodžiais po kiekvienoje kategorijoje, pavyzdžiui, Ne kiekvienoje kategorijoje. Ką Benediktas norėtų atkreipti dėmesį, mums ko gero būtų įdomu išgirsti. Žiūrėkit, tai jeigu taip skaičiuojant viščiukus, ne rudenį, tai ką mes turim? Mes turime labai stiprų lietuvių pasirodymą Dakare, dalyvavimo prasme. 12 ekipažų, tai yra labai daug. Tai yra tikrai labai daug, turint galvoje, kad 3 milijonų valstybė, vadinasi, per capita, vidutiniškai mes esame tikrai Dakaro nacija. Tai čia yra vienas dalykas. Žvelgiant turbūt apie rezultatus, tai toks, kaip pasakyti,
Aš nemanau, kad tai buvo mūsų metai, bet buvo mūsų metai nemaža prasme turbūt bandymosi. Rokas atsisėdo į automobilį ir turėjo susirinkti savo patirtį, Vaidas atsisėdo ant sunkvežimio, irgi turėjome daug vilčių įvairiausių ir iš dienos pabaigoje jisai normaliai tikrai pasirodė, jis atvažiavo ir finišavo ir taip toliau. Tai, bet jeigu taip skaičiuoti grinai rezultatą, paliekant viską, tai tada yra Karolis, kuris istorikose atsivežė Beduiną. Nežinau, ar duoda Beduiną už istorikus, bet visgi prizininkose jis atvažiavo. Tai toksai, lietuvių Dakaro knygoje mes turime įrašą apie labai didelę lietuvių koncentraciją vidutiniškai Dakare. Tada mes turime, tikrai turim pasididžiuoti, kad lietuviai yra ir Arnas Paliukėnas, jisai yra, komisaro komisijos pirmininkas, kitaip tariant, automobilių sporte tai yra pagrindinis žmogus priimantis sprendimus Dakare. Tai yra labai didelis pasiekimas, tai yra daug, tai yra kosmosas, kaip daug. Tada lietuviai iki dabar jau turi Beduinus T3, T4. Neduoda, bet Malė Moto Arūnas yra 2 metus laimėjęs, dabar yra klasikai, tai kitaip tariant, ir Beduinas buvo 4, jų nebėra. Bet iš esmės istoriškai jau lietuviai yra užėmę pakankamai nemažą teritoriją su Beduinais. Lieka sunkvežimiai ir automobiliai, kuriuose mums lieka pasirodyti. Ar yra potencialas? Kad potencialas yra. Tai... Tau pačiam įdomu būtų? Kaip? Sunkvežimiai. Kada nors, aš sakiau, kad kada aš jau planuosiu į pensiją. Įmanoma, aš kažkada tai bandžiausi Mazą senovį. Senokai tai buvo. Tai toks tikrai įdomus jausmas. Tai aš sakiau, kad kada nors aš Dakarą pravažiuosiu, kada jau nuspręsiu, kad jau ten pabaiga ir visą kitą. Ir įdomumo dėliai, man sunkvežimis yra įdomu, grinai suprasti principus ten ir taip toliau. Tai dabar tikrai neplanuoju, bet kažkada įdomumo dėliai, kita fizika ten truputėlį veikia, automobiliuose, tai kaip pasakyti, tai žiūrėkit, šiais metais mes turime bent 3 ekipažus, kurie yra ir greiti, ir startavo su rimta pasaulinė technika. Visiškai rimta pasaulinė technika. Aš nežinau, kas bus ateinančiais metais, nes visgi technologijos ateina į Dakarą ir aš tikrai žinau, kad gamintojai vysto reikalus. Ar tai kelia kainą? Labai greitai, ar ne? Aš taip įtariu, kad dabar jau mes tokie įsisavinom techniką dabartinę pasaulinę, kurią galim įsigyti ir jinai yra apie kokį 1 milijoną eurų. Tai aš bijau, kad next level automobiliai su elektra, vandeniliu kažkuo bus kokie 4 milijonų eurų riba. Ta prasme, toksai bus, mūsų komanda tikrai neturės šansų įkasti ir daugelis iš lietuvių iš esmės irgi neturės šansų įkasti. Aš taip nenoriu turbūt drąsiai teikti apie visiškai visus, nes čia yra kiekvieno asmeninės ten galimybės ar kaip sugeba susidėlioti. Bet Dakaro organizatoriai tą suvokia, manau, irgi. Jie, manau, gali padaryti tas pats, tą patį, ką ir Vekas daro klasę, ten super prototipai kokie nors, ir tiek žinių. Ir ateinat jūsų pinigais ir ten varžotės, visi kiti varžosi. Pagrindinis turbūt toksai dalykas, kur organizatoriai daro pakankamai tinkamą žingsnį. Jie padarė sprendimą su T1 Plus arba su Ultimate, jie truputį užšaldė laiką, kad nesikeistų taisyklės labai greitai, kad spėtų kritinis kiekis automobilių pasigaminti ir jį kažkas galėtų valdyti. Tai jie tokie stengiasi save riboti ir neleisti naujų kažkokių dalykų, nes gamyklos gamintojas jos gali pasidaryti naujus sprendimus ir keliauti į priekį. Bet tie, kurie turi mažiau pinigų, arba tiem, kuriem nebespėja pagaminti automobilių, nes visų pirma prioritetas yra gamyklinės komandos, tada visi kiti pradeda atsilipti labai stipriai. Tai čia dabar toks tikrai labai sveikas laikas, kai yra milžiniškas kiekis T1 Plus automobilių, nes prieš kokius 3 metus ar 4 metus jų tiesiog, ten tik vienetai turėdavo. Ir tada tam tikrą prasme tu galėjai generuoti geresnį rezultatą, nes tiesiog nebuvo kiti neturėtų automobilių. Dabar tų automobilių kiekis jau yra sveikai didelis iš savęs. Tai, bet pamatysim, čia toksai, kai bus, pamatysim. Tai šiuo metu, sakau, tiek
nenurašant ginto, bet tiek Vladas, tiek Rokas, tiek mes, iš esmės, mes ir žinom, ką darom, ir greiti kaip pilotai, ir gera technika. Nu, toksai... Tai yra faktiškai jokių kliučių, nesimato kliučių kovai dėl 10, nes tai gerai, tokių ekipažų, kaip paminėti 3, kiek turim peletone grubiai? 30? 30 tikrai drąsiai, kurie mes tikrai turėjom beveik 30 ekipažų, kurie drąsiai galėjo būti top 10. Drąsiai galėjo būti top 10. Tai ne visi jie galėjo laimėti Dakarą, bet 10 tikrai visi galėjo būti. Bet Dakaras yra apie nusibarstymą, nori, nenori. Ta prasme, ten dalis lenktynių net ir lyderių nefinišuoja, kaip šiais metais. Liobas, Sainzas, tas pats Nani, ten, aš tik gal ten kažkuria forma ir finišavo, bet iš principo prisidarė reikalų daug valandų ir ten... Jis įgavo žvaigždutę ir paskui važiavo taip jau. Tai turbūt kažkaip... Kai startuoja, Ekstremas startuoja vėliau gerokai, o Romas startuoja ten pirmas, pavyzdžiui, nes buvo greičiausias greičio ruožė ir stovi laukia, kol atstoja. Bet čia jau yra komandinė taktika. Taip, bet nes tai jau yra ne pradžia, kai, kaip sakyt, visi pradeda grubiai, lygiam statuse. O ten vieni ar kiti įvykiai antroje Dakaro pusėje padaro, kad kažkas yra komandos lyderio, kažkas turi jam padėti. Bet mes pradėjome šią diskusiją nuo sampratos ultramaratonas. Ne? Ir jeigu tu nori pasiekti rezultatą, tai tu turi būti greitas 5+ kilometrų pabaigoje. Dabar kas tau padeda generuoti, tai ir gaunasi, kad tu turi turėti į Dakarą išvažiuoti su nemažai vairiausių gyvybių. Dačia išvažiavo su 3 gyvybėm, 3 automobiliais, ne? Kur Guterres mergina buvo iš esmės, iš karto jau ją ir buvo pasakyta, važiuok, rink, ir jinai greita. Jinai yra tikrai labai greita, jinai pernai metais laimėjo roko klasį, man atrodo, ta prasme, 1 vietą. Ta prasme, tikrai labai greita pilotė. Tai jinai buvo dedikuota grinai greitajam servisui. Ir jinai yra padėjusi Liobui ir Nasarui, ne vieną kartą, kol ten jie vienaip ar kitaip važiavo. Ta pati taktika buvo ir su Fordais, kad išstartavo visi ir tam, kam labiausiai seksis, paskui pradės tie water carrieriai, taps visi kiti. Pernai metais šito žaidimo nesuvaldė Baraixas, kai Naseras ir Liobas turėjo atvirą kovą ir dienos pabaigoje ten visi viską pralošė, nes ego buvo daugiau negu komandinio susitarimo. O Audi metu tiek Ekstremas, tiek Peterancelis, žvaigždės ir pavardės ir Johaidį dirbo tam, kad Sainzas pasiektų rezultatą. Tai įdomu išgirsti ir tavo nuomonę, nes man atrodo, tavo nuomonė bus logiška. Tokios ir galima tikėtis žmogaus, kuris važiavęs Dakarą ir įsivaizduoja, kaip dalykai vyksta. Aš tokių komentatorių Lietuvoje terpėse labai dažnai matau tokius nusivylimus, tai ką jisai ten detalių vežėjas ir taip toliau. Tai man akivaizdu nesuvokimą visos virtuvės rodo žmonių. Nes tai yra natūralus procesas. Jeigu yra komanda, tai jinai turi išgyvenimo strategijas kelias. Ir viena iš tų išgyvenimo strategijų būtent yra, kad atsiranda komandoje žmonės, komandos nariai, ekipažai, kurie būtent aukoja savo rezultatą tam, kad kažkuris kitas komandos narys galėtų kovoti. Taip pat kaip Formulė 1, kažkas turi būti Perezu. Kažkas turi būti Perezu. Aš apie Formulę 1 gal nesu toks specialistas. Arūnas suprato. Savo laiku turbūt truputį labiau žiūrėjau, dabar mažiau, bet tai turbūt net ne išgyvenimo, tai turbūt laimėjimo strategija arba gal net taktika, kaip tie dalykai yra daromi, bet mes per daug akcento dedame į greitį ir į greitį vienoje dienoje. Taip. Man tas irgi labai jaučiasi komentatorių, taip sakant, prioritetų skalėje. Aš suprantu, kad labai faina ir labai smagu yra pasidžiaugti dienos rezultatu, bet tai tau kai kuriais atvejais gali uždėti
sakysime, gali uždėti tikrai labai didelę apynasrį. Nes jeigu mes pasižiūrėtume dabar, pavyzdžiui, Jezidą, aš įdomumo dėliai truputį skaičiavaus ir žiūrėjausi, jo rezultatus. Tai dabar, jeigu aš netyčia tiesiog pasižiūrėsiu ir aš pamatysiu, kur aš čia rašiau, Jezidas buvo, jisai laimėjo Dakarą, dabar jo dienos rezultatai. Pirmą dieną jis yra 21, antrą dieną jis yra 2, trečią dieną jis yra 17, ketvirtą dieną jis yra 1, tada 5, 6, 6, 3, 27, 3, 8. Tai iš esmės, kaip pasakyti, tai čia yra vietos, bet dar yra skaičiuoklė ir skaičiavimas, kiek kiekvieną dieną jis atsiliko nuo lyderio. Bet čia yra labai svarbi dalis ir algoritmas sudėliotas ir iš esmės, norint laimėti Dakarą, tu negalėjai laimėti greičio ruožų ir tai daug kartų yra įrodyta ir Jezido atvejus tik vieną kartą laimėjo greičio ruožų. Nes tai per brangiai kainuoja kitą dieną. Tai kainuoja, tai visų pirma, greičio ruožo laimėjimas tave pastato į riziką labai didelę, kad tiesiog tu prisidarysi reikalų. Labai labai didelė rizika, nes dienų 14, tai tu turi, kaip pasakyti... Tu rizikuoji tą pačią dieną, bet aš manau, kad tu prarandi dar dėl savo startinės pozicijos ir sekančią dieną. Dėl labai daug, tai čia, sakysime, patekimas į rizikos erdvę yra vienas dalykas, rytoj ieškojimas kelio yra kitas dalykas, yra daug įvairiausių dėlionių, pavyzdžiui, net ir akmenynuose geriau važiuoti, kad užviesi koks 30 arba ten 20, nes tuo metu pirmieji tiesiog patraukia akmenis, tau išspardo akmenis savo ir karteriais išdaužys akmenis. Ratais, padangom, ko nori, ten prastumdo tuos ratus ir tu iš esmės jau gali saugiai greičiau važiuoti. Tai čia tiek daug yra įvairių pašalinių atrodytų reikalų, o mes tokie susikoncentravę dienos rezultatą ir taip norim laimėti kiekvieną dieną. Ir that's wrong, ne? Nes iš tiesų tu taip eini į pražūtį. Tai toks, kaip pasakyti, aš toks, kaip čia pasakyti, žiūrėdavau tos dienos rezultatus ir matydavau tą džiaugsmą, kaip mes pavarėm vieną ar kitą dieną ir aš kaip matydavau, bet čia mes tolstam nuo rezultatų, nertėjom, bet tolstam. Tai toks, kaip pasakyti, ne visiems turbūt tai suprasti, bet... Čia filosofiškai turbūt ilgų distancijų lenktynės, Le Manas 24 valandų, mentališkai reikia pasiruošti panašiai. Tu turi ne šiandien būti greitas, ne 1 valandą, ne 2, nestartuot, bet važiuot ir finišę atvažiuot. Man atrodo, mes išgirdom labai įdomių įžvalgų, tai pabaigai aš galbūt labai trumpai norėčiau pristatyti lietuvių rezultatus. Čia tiem, kuriems sunku pasigūglinti arba šiaip. Ir galėsim padėkoti Benediktui, nes tikrai buvo įdomus pokalbis. Taigi, turėjom 5 motociklininkus, kas tikrai mane žavi, nes aš tikiu, kad motociklininkai tai dar tam tikra dalis Dakaro žiūrovų, kurie dar ne visi atėjo į Dakaro žiūrovus. Ir kad populiarėja motociklų Dakare dalyvavimas, man labai geras ženklas. Ir aš manau, kad dar neišarti dirvonai čia yra. Tai žinoma, Arūnas Gelažnikas dėl savo fantastiškos patirties vėl buvo tuo lyderiu dažniausiai. Tiesa, jisai turėjo ten vieną labai nelaimingą dieną, kai priekinis amortizatorius mirė ir Arūno viltis palaidojo, bet Arūnas turėjo 7 vietą greičio ruože. Tai žinant, kad ten apie 30 žmonių yra, kurie dėl pergalės kovoja motocikluose ir Arūnas važiavo Rally 2 kategorijoje, tai yra fantastiškas rezultatas. Taigi, bendri rezultatai. Arūnas 32 bendroje įskaitoje, 22 Rally 2 kategorijoje, už jį greitesnis rezultatuose bendruose 29 Nerimantas Jucius ir 19 klasėje. Nerimantas tai vėlgi atskira tema, nesiplėsiu, bet žmogus debiutavęs Dakare ir dažnai su Arūnu kartu važiavęs. Kaip ar jie tarėsi, ar nesitarė, ar buvo toks natūrali simbiozė, nes, žinoma, Nerimantui tai labai padėjo mokytis, man atrodo. Nors jisai jau gana greitas ant smėlio yra, nors neturėtų būti atrodo, bet jisai turi jau patirties nemažai. Modestas Siliūnas 52 bendroje ir 42 Rally 2. Ir Mykolas Paulavičius, kuris sakė, kad jo tikslas finišuoti, o programa jam kelių metų yra.
Tai jisai yra 73 bendroje ir 63 Rally 2. Deja, Gediminas Šatkus nebaigė, nes gana anksti patyrė avariją ir susilaužė raktikaulį. Ir jam pirmajame Dakare nepavyko pasiekti finišą. Na, automobiliai. Žinoma, Benediktas tikrai demonstravo fantastišką tą tokį kylantį tempą, kaip mes įpratę matyti. Ne iki galo, jo. Bet šį kartą taip, dulkėse pasislėpęs akmuo dėja. Įtaką padarė lemiamą ir nepavyko šį kartą finišuoti. Rokas. Na, ko gero, tai ko buvo tikėtas iš jo, bet panašu, kad Roko Baciuškos yra ambicijos labai didelės. Ir gerai, užuomazgas greičio mes tikrai matėm, bet to ir reikėjo tikėtis. Iš žmogaus, kuris 2 kategorijose bagių yra pasaulio čempionas. Taip. Jisai laimėjo tikrai įspūdingą tą chrono 2 dienų greičio ruožą, labai sunku. Tai tas irgi yra, vienu žodžiu, man atrodo, viskas gerai. 12 vieta bendroje įskaitoje, manau, pirmam startui T1+ kategorija yra geras rezultatas. Gintas, žinoma, ko gero, tai mes prognozavom ten apie 25 vietą, ar ne? Gal ambicingai buvo, 41, bet kaip ir sakė mūsų pašnekovas, išmanantis reikalus, jisai tikrai važiuoja sunkiai, nes jisai važiuoja toje lėtesnių sportininkų kategorijoje ir tai yra jam poilsiui lieka mažai laiko, o važiavime jisai praleidžia daug. Plus technikas, jo paskutinius turbūt 2-3 Dakarus nelabai keičiasi, tai jis toksai, kaip pasakyti. Technologinis progresas irgi daro tam tikrus dalykus. Atsiprašau už. Ne. Ir Vladas Jurkevičius su Aisvydu Paliukėnu, tai man asmeniškai labai simpatiškas ekipažas, nes jų labai smagu klausytis, jie tokie atsipalaidavę atrodo. Ir greičio jiems liktai užtenka, bet dar ko gero reikia Aš jų problemą matau tame, kad jie važiuoja ralį ir nuvažiuoja į Dakarą kartą per metus. Jie per greitį truputį Dakarą. Tai paradoksas. Jie ne Dakarinio mąstymo žmonės ir ko gero, jeigu jie nori rezultato, tai jiems tą mąstymo būdą reikia keisti. Taip įsivaizduoju. Jie turi visas galimybės, viską ir IQ gerą, tai viskas ten su jais gerai. Būtent, kad jie šneka labai protingai ir logiškai. Taip, debiutavęs sunkvežimėse Vaidotas Žala 5, mes jau čia aptarėm. Manau, kad potencialas trejetukui tikrai buvo, bet nenorėjau diskutuoti, ar tikrai Vaidotas prisideda prie to, kad jo automobilis dažnai genda. Nesu tikras. Ten kažkaip buvo keistų tokių dalykų, kai jie stovėjo ir ten laukė, kol kažkas atves. Tai nežinau. Bet tu atspėjai, tu spėjai, kad jisai bus 5, pačioj pradžioj. Nu, žinai, tie spėjimai aš nemėgstu spėlioti, nes tai yra toksai šaudimas į orą. Na ir žinoma, klasikai, tai ko gero pradžiugino daugiau negu, tikrai tokia, man atrodė toks, absoliutus nuotykis per 3 ar 4 savaitės. Avantūra. Smagi avantūra. Atgaiva siela. Bet jie dėjo pastangas, rado sprendimus, kai nutrūko akceleratoriaus trosas. Tai yra žmonės, kurie daro ir padaro. Nes kol nedarai, o tik tai sėdė ant sofos ir galvoja, o sunku tas anas, kai matai, kaip sakyt, matai trukdžius, o ne galimybės, tai nieko nepadarai. O kai žmonės mato galimybės, tai trečias rezultatas absoliučioje įskaitoje ir savo klasėje seniausių automobilių 1. Ir čia pirmas startas Dakare. Tai yra kažkokia Tikiu, kad jiems padėjo ir apvaizda. Kitaip negali būti. Tai štai, tokiais gražiais apibendrinimais dar kartą padėkojom Benediktui, nes tikrai atnešė daug logikos ir patirties ir išmanimo. Įdomų įžvalgų. Taip. Aš visus šitos 3 epizodus žiūriu, nes Arūnas daugiau šneka negu aš, bet aš juos žiūriu iš tos perspektyvos, kaip man, kaip Formulės 1 fanui, ką aš galiu ištraukti. Ir aš tikiuosi, kad Aš tikiu, kad mūsų žiūrovai šioje laidoje tikrai ras kiekvieną savo
Kažkokių paralelių. Kažkokį receptą tobulesniai rydienai. Tai va, tai tikimės, kad jums patiko visas tas mūsų spin-offas Greičio Dakaras, visi 3 etapai. Kitą kartą mes susimatysim turbūt vasario pabaigoje, po testų greičiausiai. Ir jau prasidės mūsų antro sezono epizodai. Kaip visada, like, subscribe, share ir... Išversiu. Arūnas išvers. Spauskite patiktukus, dalinkitės ir pasirašykite. Ir ačiū Benediktui. Prenumeruokite. Ačiū labai, buvo tikrai labai smagu. Kitam ampluo. Dėkui. Iki.